Dar viena technika, dabar duosiu paprastesnę poilsiui, bet irgi labai įdomią. Jau sykį padarėm ant to savo negatyvaus vaizdo skylę, tai reikia ją išnaudoti. Ir vyrai iškart mane suprato, moterim, pagal patirtį. Gerai, juokauju. Žiūrėkit, koks dabar kitas momentas, kitas praktika. Irgi labai įdomi. Yra neurolingvistiniam programavime sakomas toks dalykas. Viskas, kas sukasi į priešingą pusę prieš laikrodžio rodyklę, viskas atsisuka atgal. Tai yra, mes galim atsisukti savo netgi jausmus, būsenas, sukant kažką prieš rodyklę. Tarsi mūsų pasąmonė pagauna tai kaip atsukimo mechanizmą. Mes ir netgi psichologai, tai irgi dažnai yra daug technikų ir praktikų, kur tam tikrą atsukimo mechanizmą naudoja savo praktikose. Tai visose laiko linijose, dar kažkur ėjimas atgal, atsukimas atgal, labai dažnai naudojama tam, kad žmogus iš negatyvios pareiktų kažkokią prieš tai buvusią neutralią arba pozityvę būseną. Tai šita technika tuo įdomi. Beje, kas paskutiniu metu nėra čia tų praktikų, kurie mokinos, vieni sakė, taip mums patiko ir taip aš dažnai dar vienaudoju, kad aš tik tai suku ir suku atgal, kad tik blogai. Tai va, tai labai paprasta praktika, dar paprastesnė negu šita, kur prieš tai darėt. Jinai taip ir vadinasi, suktukas, galima taip ir vadinti. Tai, žiūrėkit, paimate negatyvę situaciją, kuri jūs juodai. Blogai ir viskas, ir nesvarbu kokia ten situacija, nesvarbu, bet būsena labai negatyvi ir net nepatinkanti jums. Tokia, kurią jau jūs nevaldot, o jaučiat, kad būsena valdo jūs. Paima tą situaciją ir vėl pritraukiat prie savęs, įsivaizduojat. Būtų gerai, kad įsivaizduotit kaip įrėmintą situaciją. Ir ją ant savo piršto užmaunat. Įsivaizduokit, kad įkišat į situaciją pirštą ir užmaunat ant savo piršto situaciją. Tai jau vienas geras žingsnis. Ne situacija užmauna mane, bet aš ją užsimaunu ant piršto. Jau vien tik pati idėja daug ką juokina, tai jau gerai. Ar ne? O po to įsivaizduokit, kad jūs ją tarsi lapą, aš jums netgi, krūjį parodysiu, ar ne, bet jūs įsivaizduojamai padarykit. Užsimoviau situaciją ant piršto ir tarsi ir pasuku ją labai dideliu greičiu prieš laikrodžio rodyklę. Tačiau yra viena mintis. Kai jūs pasuksit, jūs negalite jos pastatyti vėl horizontaliai. Palikit ją kaip nors šono vertikaliai arba žemyn galvą. Arba kaip nors skersai, ten 12-11 valandų, tarp 9 ar ten 11 ar 1 valandą, bet būtinai kaip nors skersai. Ir kai pasuksit ir sustabdysit va taip skersai, pažiūrėkit į situaciją ir įvertikit ją. Įvertikit savo situaciją, žiūrint ją žemyn galvą. Kai jinai jau taip. Arba kaip nors skersai. Ir jeigu jaučiat, kad dar niekas nepasikeitė, nuotaika vis tokia pati, ir vis tiek jinai užkniso tą situaciją, dar kartą pasukit. Dar greičiau. Ir vėl sustabdykit kitų kampų, kito pozą, kitoje vietoje tą situaciją vėl dar kartą. Aš galiu garantuotas būt, kad jūsų požiūris į situaciją tikrai netoks, kaip žiūrėti iš pirmo karto. 100%. Negalite į nesąmonę žiūrėti lygiai taip, kaip žiūrėti į rimtą dalyką. Ne tik dėl to, kad jau skersai. Tas reikalas arba žemyn galvą. Aš juokauju, bet jūs pagaukit tą idėją, ar ne? Taip, iš tikrųjų, daugelis pratimų ir praktikų tik pas psichologą kabinete rimtai skamba. O išėjus, jeigu jūs padarytumėt gatvėje, atrodytų labai keistai. Bet jos veikia, ir tai svarbu. Ir ne tik pas psichologą, bet ir pas analterius, ir pas kaučerius, kurie naudoja labai daug įvairių tokių technikų. Ir leidžia jums būti patiems su savim, bet tokiais keistai. Visai fainai. Taip, mes būdami tokie kaip vaikai, mokėdami žaisti su savo galvoje esančiais vaizdais, mes juos galim labai gražiai perprasminti, surasti kitą prasmę, dėti kitą svorį, tą situaciją ir tam reikia. Ok. Yra klausimas, teiginys, man nesisuka, jei lyg laiko šaknys. Aha, labai gerai. Geras klausimas. Gera pati, prasme, būna taip,
Tikrai būna taip, kad ima situacija nesisuka. O žinot kodėl? Gal kas turite idėjų, pasidalinkite idėjų, kodėl situacija gali nesisukti. Arba... Aha, prašau. Gal turi ribotą įsitikinimą kažkur? Tai viso, sakykime, bet kuri situacija, jeigu mes kažkaip ją vertinam neigiamai, tai jau mūsų kažkoks ribotas įsitikinimas, nes ta situacija daug platesnė, daug įvairesnė, negu mes jai sukūrėm būseną. Bet ne apie tai, čia ne visai tą turiu omeny. Yra kita idėja, kodėl galėtų tai būti. Ir jinai nebūtinai yra vienintelė, bet ta idėja turi didelį svorį, dėl ko taip yra. Jinai gali būti viena pagrindinė. Yra pora variantų žinutėse. Kad... Aha, ačiū, kad pastebėjai. Kažkuo naudinga. Labai įsiskaudėjo gal. Taip, mes labai čia ir abudu šitos atsakymus sudėjus, mes gaunam atsakymą. Taip, jeigu mums labai įsiskaudėjo, tai mes pripratom, atsimenat, sakiau, būti prie tos būsenos. Ir mums jinai tapo aiški, žinoma, ir mes žinom, kaip joje elgtis. Mes žinom savo poelgį, todėl mums taip saugu, ramu. Aš geriau ten verksiu, tai žinau, kad verksiu. O jeigu toj situacijai nežinosiu, kaip jausis, tai kaip aš žinosiu, kaip man veikti, ką ir ką man ten daryti. Verkti neina, tai ką dabar juoktis ir neina, tai ką man daryti. Aš pasimetęs nenori būti. Jau geriau tada verksiu. Ir grįžtu į tą būseną, kur buvau. O taip mes veikiam su savim. Tai vienas iš momentų. Mes įprantam prie tam tikro savo elgesio strategijos, prie savo reakcijų ir nenorim jų atsisakyti. Ir čia tas antras atsakymas. Dėl to, kad mums naudinga. Verkiu ir kažkas galvą paglosto. Nu gerai, nepaglosto, bent jau pasižiūri gailiom akim. Nu gerai, negailiom, pasižiūro niekinančiai, bet aš tada turiu ten teisę užpykti ant to žąsino, kad manęs nesupranta, o man dabar blogai. Čia yra dviguba nauda, kurią aš gaunu. Arba aš užsikuriu ir motyvuojusiu, pasiteisinu, arba aš laukiu gailesčio, pagalbos ir dar ko nors. Aš turiu tos naudos, pati situacija bloga, bet aš turiu naudos, kurią nekreipiu dėmesio. Vadinama antrinė nauda. Ne tiesioginė nauda, ko aš norėjau ir man nepavyko, bet antrinė nauda iš tos būsenos, kurioje esu. Kažką duoda gero, todėl aš nenoriu keisti, todėl man sunkiai sukasi. Kartais kentėti yra prasmė. Mes jaučiam prasmę kentėti, būti skausme, būti dar kažkur ir tokiu būdu savo patys esam geresni, teisingesni, sąžiningesni. Galbūt ne savo. Jeigu aš nekentėsiu šitoj situacijoj, tai ką prie mane mama pasakys? Tai tu sakys beširdis. Tai aš turiu parodyti mamai, kad kenčiu, kad jinai normaliu mane laikytų. Netgi taip gali būti, dėl ko mes laikom vieną ar kitą negatyvų jausmą savyje. Aš mamą tik taip pavartoju, ar ne, bet kurį kitą žmogų. Gal net prieš visuomenę aš turiu būti kankiniu, kad mane laikytų teisingu, arba tas mano įvaizdis man padarytų gerą politinį balą duoti. Irgi gali būti naudos. Taip kad daug tų antrinių naudų pas mus yra, tik tai kiekvienas turi surasti, kodėl man tas paveikslėlis nesisuka. Ok. Įdomu.